Malonu, kad esame bendraminčiai, kuriem rūpi istorija, rūpi paveldas, rūpi kaip keitėsi, kaip vystėsi Klaipėdos senamiestis. Ir sovietmečio pradžioje tokios sampratos net nebuvo senamiestis apskritai. Bet pliusas buvo, kad buvo išsaugota Tiltų gatvė. Bet šitame dokumente labai aiškiai užkoduota ta mintis atrodo yra, kad reikia senamiestyje kurti vadinamą kultūrinę zoną. Labai įdomi iš tikrųjų diskusija, labai įdomu pažvelgti tą retrospektyvą, kas buvo prieš 50 metų, kaip žmonės mąstė tuo metu. Keičia požiūrį iš esmės į senamiestį kaip į kažkokią visumą, į gyvą organizmą. Ir matyt labai reikia to naujo proveržio. Čia yra tiesiog plastikinis pagrindas. Jūs ant jo kažką nusipiešit ir paskui šitą visą perspausimą daro. Žodžiu, jauskitės visiškai laisvai. O šiandien, kas norės, paplėpėsiu tai, ką aš darau. Koks mano čia beveik 100 metų buvimas. Mes esame sužavėti, kad galėjome pakliūti ir taip intymiai iš tikrųjų, nes mes čia tryse galėjome pasidžiaugti šito visų darbų. Visus kviečiame, bet jau pavėlavote. Jau pavėlavote. Jau pavėlavote. Kai jau žiūrėsit, jau bus pavėlavote. Bet jeigu pro šalį praeisite, šitą malonę moteris priims dar kartą. Su kuo maišyti, va, kaip pigmentai yra. Kaip turi atrodyti, va, kiekviena va, tokia va, numeracija. Čia rizikų daug, bet iš dalies tas gerai, kad tai bus meniškas. Dar nepavardau. Vaikštau po senamiestį. Grožiuosi Klaipėdos gyvenimu ir įspūdis gal būtų toks, kad manau, čia vienas turbūt gražiausių Lietuvos renginių. Pasikviečiau draugų iš Šilutės, tai dabar tik ruošiamas pradėti, bet aš pernai, užpernai visada kažkaip labai smagu susipažinti, pasižiūrėti. Tai aš manau, kad tikrai nusimato puikus vakaras, tai dalyvausim. Čia wow, čia žinosim, reikės užėjti dovaną kažkam padaryti. Unikalu. Vaikšto, apsižiūri, daug pasakot reikia labai, tai viskas nauja, įdomu visiems. Ką rodom, tai va, seniausia Lietuvoje fotoaparatą, kuris fotografuojam, taip kad lietoji fotografija. Man ta šiluminė kultūra nuostabus dalykas. Nesu aš kažkoks profesionalas, bet labai domina tokie dalykai. Tai vat noriu sagę pasidaryti savo rankom. Mama sako, tu ką grėži? Sakau, grėžiu. Plaktuko nebuvau laikiau. Tai va, tai šitas norit išmokti pakeisti? Šiluminė kultūra tikrai yra įšilusi. O įspūdžiai tai dar nežinau, ką čia darau, bet kas gausis būtinai pamatysit Facebook'e. Rūbų kapsulė yra, kai yra mažai rūbų, tai yra didžiausias, manau, tvarumas šiai dienai, kai mes renkame sąmoningai. Aš jau pasidariau laumžirgiuką, labai gražų, makramė technika. Taip, iš tokių akyčių, va gražių, medinių. Gerai, ačiū, labai džiaugiuosi, kad va yra tokių galimybių, kur gali kažką tokio mažo įsinešti. Oi, eksperimentuojam. Čia gal biškį daugiau reikėjo kartu su tą mėlyną. Spalvas norisi spalvų. Labai puikiai, labai patinka. Tik atėjau čia ir viskas ir pastrigau. Nuostabu, iš tikrųjų su moliu yra visada, ne pirmą kartą dirbu su moliu ir iš tikrųjų tai nuostabus užsiėmimas, tiek atsipalaidavimui, atitrūkti nuo dienos rūpesčių ir smagu, kad yra tokių vietų. Rankų darbas yra teikiantis didžiulį džiaugsmą ir šilumą. Na, iš tikrųjų toks wow, net pažintas Klaipėdos senamiestis. Įspūdis, geras įspūdis, įdomus įspūdis ir netikėtai šauna.